Labadiena, mėly mano Facebook'o draugai, mano YouTube kanalo žiūrovai, Patreono, TikTok'o žiūrovai. Norėčiau sureaguoti truputėlį į vakarykštę Rūtos laidą apie motinystę. Pirmiausia, išreikšti nuoširdžiausią susižavėjimą Kristiną Sakavičienę, kurios argumentai, reakcijos greitis buvo unikalus. Jis buvo 4 galvom kietesnė už visas tas child free moteriškės. Ir apginti Rūtą, vedančią Michelkevičiūtę, kuri tikrai ekspresyviai ir gražiai pravedė tą laidą. Taip, ta laida kažkiek pakarpyta, bet supraskit, mėly kritikai. Rūta, tarp kitko, jinai buvus akušerė, aš netgi buvau jos dėstytojas, kažkokį trumpą epizodą. Jos gyvenimo visas kelias rodo, kad yra šeimos pusėje, bet žmogus, jinai yra toj viešoje erdvėje, kuri yra užvaldyta visiškų bepročių, jinai turi išlikti ant vandens, turi kažkaip prisitaikyti ir kad tiesiog jinai išliktų, kad jos namus 5 ryto nepasibelstų specialiųjų tyrimų tarnyba, žmogus tiesiog prisitaiko, tai yra atleistina. Bet laida buvo tikrai labai graži. Ir kas liko tarp eilučių? Tarp eilučių liko tai, kad vienišumas tampa religija. Ir tas vienišumas yra pelningesnis. Yra pasakymas, sekite pinigus, girdėjote, taip? Tai vienišas žmogus, jisai nekaupia, jisai nežiūri į ateitį. Pažiūrėkit, dabar grįžo paukšteliai, taip gražiai čiulba, ką jie daro? Jie krauna lizdą, jie deda kiaušinius, jie moko paukščiukus skraidyti. Mes esame biologinės būtybės, instinktyviai, mums būdinga save reprodukuoti. Ir tas toksai šeimos žeminimas, jis yra, tai yra pinigai, tai yra marketingas. Ir jeigu to patikėjot, tai sveiki atvykę į tą Overtono langą ir tikrai jūs esate labai apkvailinti. Ir vienišas žmogus gali nuomotis, jis prie nieko neprisiriša. Jis nuomą išleidžia krūvą pinigų, jis gali kas antrą savaitę pirkti rankinukus, ar ten tuos treningus sulindusius į užpakalį, kelti nuotraukas iš sporto klubo ir jaustis labai laimingu. Ir aš įsivaizduoju, kad jau net mokykloje galbūt mergaitėm truputėlį gėda prisipažinti, kad jos nori stipraus vyro, nori stiprios šeimos, nori daug vaikų. Nes kažkaip tai jau yra nemodernu, neprogresyvu, nenormalu ir žmogus turi kažkaip vystyti save, turi saviugdos kursus lankyti, karjerą daryti karjerą, daryti ir iki 44 metų tada suprasti, kad jau galbūt ir laikas vaikui, kai ovuliacija seniai būna pasibaigus. Ir suprasti, kad niekada vyras ir moteris nebus vienodi. Kas kariauja karuose? Kariauja vyrai, moteris viena kita, taip, ar ten sporto šakose. Vyrai gerokai lenkia moteris, nes jie yra gynėjai. Vyras pirmiausia yra gynėjas ir šeimą aprūpinantis žmogus. Ir vyras turi būti vyriškas, dabar ir iš vyrų daromas karikatūros, ne tik tai iš moterų. Dabar vyro kultas yra tokiom kojom, su kuodu, gražiai dekoruota barzdele, 62 kg sėdmaišėje sėdintis vyrukas, taip su laptopu rankose. Ir mielos moteris, auginkit vyrus vyriškus, kurie, jeigu kažkas iš jūsų pasišaipys, iš jūsų vaikų pasišaipys, iš paties vyro pasišaipys, kad tas vyras nebėgs kažkur tai 7 myliais žingsniais, kur yra nemokamas Wi-Fi'us ir nerašys pareiškimo e-policijai, o taip pistels į žiaunas, taip, kad tas užpuolikas iš kroksų išlieks 4 mėnesius pakramdys kefyrą ir daugiau prie nieko nesikabinės. Tai tokius vyrus auginkit, bet tokie vyrai jau yra blogis, jie yra kažkokie seksistai, abuseriai, mačistai, agresoriai, visokiausi. Ir turi vyras būtinai būti su tokiom džinsiukais aptemptom kojelėm ir kuodeliu. Tai kad taip nebūtų, šeima yra vienintelė vieta, kur dar galima kažką paveikti. Viešoje erdvė yra užvaldyta bepročių ir tikėtis, kad kažkas tai bus protingos viešosios erdvės neverta, bet tai nėra tipinė beprotybė. Tai beprotybė yra labai gražiai pakuota, graži muzika, gražus Hollywoodo filmai, motyvacinės kaučingo kalbos ir žmogui susuka smegenis. Tai nėra kažkoks, kaip įsivaizduojam, beprotybė, kad žmogus lekia laukais, klikdamas fekaliam terelioje sienas. Ne, tai yra kitokia beprotybė. Ir tą reikia atstovėti, tą reikia suprasti. Ir šeima yra vienintelė. Lietuva dabar tapus tokiu bastionu tos beprotybės, kad jau rimtų vyrų, taip, Masko, Trumpo, jau Amerika yra transformuojama atgal į normalaus proto valstybę. Lietuva dar kažkur tai apsimeta, kad nieko negirdi, užsidengia pagalvę galvą, susiraukia ir dar kažkaip iš paskutiniųjų bando klausti moksleivių, kokiai save priskiriate lyčiai, taip, ir tokia daroma kažkokia beprotybės bastionų kažkokia pafrontė. Iš tikrųjų labai gaila, kad Lietuva tokia tampa, bet mylėjai bandykit kažkaip tai atsilaikyti. Daugybė žmonių yra protingesnės pozicijos pusėje, tik tai žmonės nedrįsta to pasakyti.
Žmonės baisiai bijo, kad kažkoks tai jo ten bendradarbis užsigazavęs ar ten kažkoks į komendantūrą užsiregistravęs prietranką pavadins tave vatniku ir kad aš dieną X pasibelsiu su šautuvu į tavo duris ir tu vatnikė prakeiktas. Tai vad žmonės to bijo ir jie tyli. Ir kartais būna, kad protingus žmonės, tu paklausi kažko, tai labai paprasto klausimo, tai ten ne tik tai kiek lyčių, bet kokio kito ir žmogus kažkaip staiga padrumstėjo akis, keistai ima judėti, žiūrėti pro šoną ir jisai vad nepasako savo pozicijos grinai dėl baimės. Taigi, mylėjai, taip, vienišumas yra religija, pasikartosiu, nauja, kur yra labai pelninga, net gyvenimo pabaigoje. Žmogus yra pelningesnis, kada jis yra vienišas. Jis nepaliks savo sunkiai užgyvento turto savo vaikui anūkui, jis paliks kažkokią sutartį, sudarys su kokiais senelių namais ar globos įstaiga, kur nukaršins jį už ten 10 ir 3 tos jo butelio kainos, taip žmogus ir taip viską kažkokiai priduos organizacijai, kaip kažkada tai prieš 100 ar 200 metų kokia vieniša babutė Davatkėlė palikdavo savo bakučią bažnyčiai. Tai vat, mes verčiame į tai, dėl to bandykime nepasiduoti, nes tos vienišumo religija, tai yra beprotybė religija, mūsų išnykimo religija. Ir va tie mylėjai, kurie drumstėjančiam akim žiūrite pro šoną ir taip keistai judate, atsakykit, ar normalu yra stengtis, kad tauta išnyktų. Nenormalu. Ir Lietuva, taip, jį pasiekusi jau naują lygį toje beprotybėje, kur jau iš tolo matosi, prisiminkit prieš kelis metus vykusią Vilniuje demonstraciją, kada jaunas mergaitės prisipūtę guminės varpas mojavo ir skandavo fuck the police ir ten valdančiųjų partijų 2 atstovės su kaukėm ten įsišiepę sėdėjo ir mojavo ir labai džiaugiasi, nes jau mes ir iš šona, čia jau yra naujas lygis, jau net matosi tas išprotėjimas, bet aš manau, kad vis tiek mes sugrįšime kažkokį tai proto kelią ir mylėjai teisingai ugdykite savo vaikučius, moteriškas motinas. Tas vaikelis 1,5 mėnesio ar 2 metukų pribėgęs prie jūsų, apsikabinęs koją jūsų, pasižiūrėjęs į viršų ir pasakęs mama, jis 1000 kartų viršė bet kokį jūsų karjerą, butą Žirmūnuose už 280. Jis 1000 kartų viską viršė. Motinystė yra nuostabus, tėvystė yra nuostabus jausmas, kurio niekas nekompensuos, jokia karjera ir joks vienišumas. Supraskite tą ir su džiaugsmu leiskitės į motinystės nuotykius. Iki, mylėjai.